Labas, Agne. Labas, Greta. Matau, rezultatas jau yra. Taip, iš tiesų. Prašau pakomentuok, ką pakeitėte. Pakeitėme tiek, kad perdažėme sieną, užklijavome fototapetą, pakeitėme sofą naują, staliuką, patiesime kilimą, kuris suteikia jaukumo ir atskyrėme darbo zonas. Taipogi perdažėme lentynas. Sakyk, o koksgi buvo biudžetas? Ar spaudė pinigų suma? Taip, iš ties, turėjome 2000 litų, į kurį turėjome sutilpti. Tiesiog tai, ką galėjome išspręsti už tos 2000 litų, tiek ir išsprendėme. Manau, kad efektas gavosi tikrai puikus. Sveikinu. Ar mes jau pasiruošę sutikti biuro vadovą? Be abejonės. Remigijau, sveiki. Laukiame jūsų naujajame biure. Taip, iki pasimatymo. Sveiki, Remigijau. Sveiki, sveiki. Užeikite į savo naująjį biurą. Vau, na tikrai nuostabu. Ar tikėjotės tokio rezultato? Na gal netgi ne tokio gero tikėjausi. Pranoko jūsų lūkesčius. Na tikrai pranoko. Na iš ties, Agne, labai mane nustebinai, norėčiau smulkiau sužinoti, kodėl tokie sprendimai. Kaip ir minėjote, norėjote atskirti būtent zonas, darbo zonas, poilsio zonas ir iš tikrųjų kilimas suteikia jaukumo ir tokį poilsio zoną stipriai išskiria. Lygiai taip pat kaip ir tapetas, kuris iš tikrųjų yra toks su senamiesčio motyvu, atsisėdus atrodo tarsi, kad būtumėt kaip ir kavinėje, šiek tiek kaip ir tokia mintis, be to jūsų kaip yra verslas, statybų projektai, mes pasirinkome pastatus, kurie galbūt jūs įkvėps darbams. Aišku, supratau. O dar vienas toksai niuansas, visos kėdės yra juodos, o vienintelė yra balta. Kas čia per akcentas? Taip, iš tikrųjų yra dėl to, kad yra jūsų įmonėje būtent vyrų kompanija ir vienintelė moteris. Tai moteriai mes išskirtinį baltą kėdę tiesiog sukomponavome dėl tokios dinamiškesnio interjero ir būtent išskirti darbuotoją. Juk yra labai kiekvieno darbuotojo svarbus darbas, iš tikrųjų nuotaika darbe, dėl to yra atskirtos tos ir zonos ir be abejonės išskirta kaip individualiam darbui. Tai iš ties yra organinis stiklas, kurį labai lengva pagaminti, išpjauti, pritaikyti būtent turimiems stalams ir kurie atskiria tiek vizualiai, tiek iš tikrųjų praktiškai darbo zonas, bet ne užkrauna erdvės.